Kāpī furistā, kā vairojas, kāp tas furistins gyvenēms. Jauči nelabā. Dirbt gal. Važiaun su reaktyvin kuru, su Iveco. Šiaip neblog mašina, visai gerā važiaun. Aišku, Skanijas, Volvas, juk jūs esate tikri furistā. Man kuik daug tuik aš važiaun, mani gerā, furo gyvent nerek. Aš vakaras prie kabelis patumpau, kaip žmogus išsimauci, pavalgys, o ne šuns būdu gyvenot. Šiaip to būdu atgyvenau pats gerus 5 metus, tai žinau, kon reiš, tai nestum, tiesiog šiaip biškį pasijaukiau viskas. Taip, kad labai nepyktant manis, bet fūra daugiau, sakiau, negrįž. Nevert pinigą, tu gyvenim, šunišką gyvenimą. Bet dirbt reku, kon darys, nieks pinigų nedaud vėl tu. Šiaip išlaikyt girek. Sam Olandijo važiaunam 150 kg vėjim pos, paskau apsisuksiam grįšiam atgal. Vis darbs. Iveco SV. Nepistum dujiniam fūrom važiaun tik 8-4. Jau pasakiau, ka važiaun 804. Sakys, jau tas trokda eisma velkas, kaip koks girdekas, važiaun ekonomiška. Nu, niek negali padaryti ribotaus ir įdėt. O kas dalyks, aš važinėjau po Olandiją. Olandijoje ir greits 85. Aš vis tik neprilakstys taip, kad mane užtenka, nežinau. Jeigu jums maiša, apsilenkit. Jeigu nemok linkit, neapsilenkat, tai reiš patim net 90. Ko aš galiu padaryti? prasideda, nieko nebijome, esam vaikai tėvų stačiusių pasakų rūmus išties, nieks juose negyvena. Давай попаскutiniai, kad nedulkėtų, stiklainiai kaip lukrinė, pilna arbatos mėtų, avansą pervedė solidų, mane kai netyčia pamesi, pažiūrėk į šiaurę, grįždamas iš vakarų, tau pabučiuosiu žarą saulė, mėnesius transportas, vitaminai, plaučiai pravalyti, aptvarkyti per mušimai, organizmas pasiruošęs
Učaskovai priima varžovus, tiklus kaip metronomas, tarsi mėtosi į šonus. Važiuoju, kur širdis nuneš, važiuoju, kur širdis nuneš, važiuoju, kur širdis nuneš. Sveikinam rytą, saulė kils, šiuo tavo akių. Nu ko, atėjo laiks parodyti, kaip į dujas pilam. Tai dujų, kaip sakot, matot, kažkas buvo pils neseniai, tai bija sneiks apšalis. Čia jungas, dujas. Čia jį nuorinimo, bet ten dabar nerek, nes slėgis jį gers, jeigu slėgis būna nukreits bišk mažiau ar daugiau, tuomet reik jungti, nuorinti. O dabar tiesiog jungam ir pilam. Reik akins užsidėti dėl saugom. Bekinių negal pil, bet aš darbį netur tai pilsiu nuo saulės. Bet turėtų tik. Paspaudam ir atledam. O dabar reiks laukt, kur atšals sistema. Nežinau, kiek tu jau parodys. 3,5 minutės. Tur atsišaldyti sistemą ir tik tada man įlės pėl dujas. Nu, žodžiu, užsidegs. Start. Dujų kaina €64. Kur Putinais divalks neprasidėjo, kaina buvo, ko nebacimant, 60-70 centų už kilogram dujų. Nu, panašiai kaip litras. Bet kai prasidėjo Putinis divalks, buvo kaina šuktelėjus iki 5 eurų įsivaizduojant. Dabar gal suprant, dėl kok maist kainas į pabringus. Nes žiaurė vežėjam kėlė kūro kainas. Bet dabar jau susinormalizavo, tai sakyčiau, €64 netepdavo. Nu, kaip matot, bieškai apšalo, bet nedaug. Sušauna. Tai šiandien tiek. Tas video buvo skirtas žmonėm, kam įdomu, ko aš dirbu, ko aš veiku, su ko važiaunu, į kokį kurą pilu. Tai, kad reikia visko išmanot, tai suprant furistą, visko suprant apie technikas, karoč. Pakomentuokit, man įdomu irgi jūsų nuomonė. Taip, kad šiandien tiek į sekunčių kartą. Davai!